Labas rytas autopiloto žiūrovai. Šiandien naudoto automobilio rubrikoje pristatysime vieną iš šio sezono naujovių. Kartą per mėnesį lyginsime du, kartais galbūt labai panašius, o kartais labai skirtingus automobilius. Šiandien tai yra du premium segmento kompaktinės klasės padidinto pravažumo automobiliai. Lexus NX 300H ir BMW X3. Pirmos kartos Lexus NX debiutavo 2014-aisiais, o toks trečios kartos BMW X3 truputį vėliau 2017-aisiais. Nors jie priklauso tam pačiam segmentui, bet yra labai skirtingi. Štai pavyzdžiui, Lexus turi hibridinę pavarą, kurią sudaro 2,5 litro benzininis variklis ir du elektriniai, vienas priekyje, kitas gale. Bendras jų pajėgumas 197 arklio galios ir 210 Nm sukimo momentų. Tuo metu šis BMW X3 turi 2 litrų dyzelinį variklį su turbina ir jo pajėgumas yra beveik 190 arklio galių, o Nm jis turi 400. Labai skiriasi ir dinamika. BMW nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėja per maždaug 7 sekundės, tuo metu Lexusui padaryti tą patį reikia daugiau negu 9. Dar vienas esminis skirtumas tarp šių automobilių yra jų dydis. Štai pavyzdžiui, Lexuso ratų bazė yra 2,66 cm, o kėbulo ilgis 4,64 cm. Taip pat ir aukštis 1,64 cm. Tuo metu BMW turi net 20 cm ilgesnę ratų bazę negu Lexusas. Jo kėbulas yra ilgesnis 10 cm, tačiau aukščio skirtumas yra minimalus. BMW už Japoną yra aukštesnis vos 3 cm. Skiriasi ir šių automobilių charakteris. Lexus ramesnis, labiau subalansuotas miestui, turi minkštesnę važiuoklę. Hibridinė pavara dinamiška, bet tik kol pasiekiama 70 km/h greitis. Vėliau ji pradeda veikti nervingai ir triukšmingai, o ir pagreičio pojūčio nesijaučia. Dėl trumpesnės ratų bazės bei kėbulo NX ir manevringesnės. BMW demonstruoja sportiškesnį charakterį, važiuoja dinamiškiau, standesnė važiuoklė bei ilgesnė ratų bazė suteikia daugiau stabilumo. Dėl 8 pavarų automatinės pavarų dėžės važiuoti didesniu greičiu yra jaukiau, bet didesnis kėbulas mažiau paslankus įveikiant staigius posūkius mieste ar stovėjimo aikštelėje. Įsėdus į Lexus NX 300H, iš karto jaučiasi šio automobilio komfortas. Pavyzdžiui, sėdynė. Ji siūlo minkštesnę atramą tiek apatiniai kūno daliai, tiek ir nugarai, todėl su šiuo automobiliu bus patogu keliauti ir nelygiomis miesto gatvėmis ir važiuoti ilgesnius atstumus užmiestyje. Tuo metu, kalbant apie BMW, tai šio automobilio sėdynė yra gerokai standesnė negu Lexus visomis prasmėmis, todėl bent jau važinėjant mieste šis automobilis suteiks mažiau komforto, tačiau jis turi geresnį šoninį prilaikymą, todėl jeigu važiuosite dinamiškiau, tai šiame automobilyje tikrai jausitės bent truputėlį patogiau. Toliau galim pasikalbėti apie šio automobilių interjero kokybę, juk tai abu premium segmentui priskiriami automobiliai. Norėčiau pastebėti, kad BMW atveju tas premium jaučiasi ne iki galo, galima rasti ir tokių pigesnių, kietesnių medžiagų, ne viską liesti yra labai malonu, dėl surinkimo kokybės taip pat būtų galima rasti vieną kitą nusiskundimą šiuo automobiliu, nes kai kurie elementai truputėlį kriaužda, braška ir nesuteikia to pilno malonaus premium pojūčio. Tuo metu grįžtant į Lexus, šio automobilio kokybė visomis prasmėmis yra visa galva aukščiau negu BMW. Medžiagos yra gerokai malonesnės ir kokybiškesnės liesti, surinkimas taip pat yra žymiai geresnis. Taip, čia taip pat yra truputėlį tokių pigesnių, kietesnių medžiagų, tačiau jų yra mažiau ir jos bet kokiu atveju yra gerokai maloniau liesti negu BMW atveju. Na ir paskutinis dalykas, ką galima palyginti, tai šio automobilių multimedijos sistemos ir bendrai visa ergonomika. Čia minusėlį dėčiau Lexusui dėl vienos pagrindinės priežasties. Centrinis ekranas yra valdomas štai šiuo lietimų jautriu valdikliu, kuris laksto po visą ekraną ir jį pagauti yra sunkiau negu uodą zirzintį jums palei galvą. Taip pat viskas yra labai padrikai išmėtyta po visą automobilio interjerą. Čia yra klimato kontrolės valdymo sistema, čia mes galime valdyti automobilio važiavimo režimus, čia, kaip jau minėjau, centrinį ekraną. Ir dar vienas dalykas. Lexus turi tokį veidrodėlį čia. Sakykime, praktišką. Na ir dabar trumpam dar grįžkime į BMW.
BMW multimedijos valdymo sistema, bent jau man ir bendrai visa ergonomika yra patogesnė negu Lexus. Turime mažesnį ekraną, jis galbūt nėra tokios aukštos raiškos, tačiau jo valdymas yra patogesnis, nes viskas atliekama valdikliais esančiais čia. Keli mygtukai, sukamas valdiklis, kurį dar galima ir paspausti, jeigu norime pasirinkti kažkokią funkciją. Taip pat gerokai patogesnis yra klimato kontrolės valdymas. Na ir apskritai visa ergonomika BMW automobiliai yra geresnė negu Lexus. Didesnė erdvė ant galinės sėdynės gali pasigirti BMW X3, kaip ir didesnė bagažinė, kurios turi 550 litrų. Tuo metu Lexus gali sutalpinti 475. Galimų gedimų atžvilgių bavarų BMW nusileidžia japoniškam Lexus. Pastarasis laikomas labai patikimu ir ištvermingu modeliu, kuris į servisą dėl gedimų kviečia itin retai. BMW vairuotojai dažniausiai skundžiasi elektronikos gedimais, taip pat neretos problemos ir su varikliais, kurios susijusios su grandinėmis, tepalo pratekėjimu ar turbinomis. Jei norėtumėte patys palyginti šios automobilius, juos rasite polizinginiai.lt atstovybėje Vilniuje. O kad šie automobiliai turi tiek skirtumų, tiek ir panašumų, pastebi ir ekspertas Artūras Dambrauskas. Jeigu iš pirmo žvilgsnio žiūrint, tai visiškai du skirtingi automobiliai, bet jie skirti yra labai vienodam klientų segmentui. Tai yra SUV-ai, reiškia aukštesni automobiliai, aukštesnio kėbulo automobiliai, pravažumo didesnio tie automobiliai abudu yra. Viduje komfortas irgi yra labai panašus tiek vienam, tiek kitam. Jeigu žiūrėti technologiškai ir apskritai kur naudojami tie automobiliai yra, jie visiškai yra skirtingi automobiliai. Tarkim, jeigu pradėtumėm apie Lexus automobilius, tai Lexus automobiliai, jie hibridiniai automobiliai šiuo atveju, hybridinis yra, tai jie daugiau naudojami yra miestui arba trumpesniais atstumais, tai 100, 200, 300 km spindulių važiuoti. Dėl ko? Dėl to, kad juose yra montuojama CVT pavarų dėžė, tai yra diržinė pavara. Ir jinai skirta daugiau važiuoti trumpais atstumais. Mieste labai smagu važiuoti, nes dinamika jo gera ir visa kita, bet jeigu, tarkim, užmiestį važiuojant didesnių greičių, norint aplenkti kažkokį tai automobilį, automatu reikia jau galvoti iš anksto, nes tai pavarų dėžiai reikia susikelti apsukas tam, kad jinai pradėtų greitėti. Jeigu paimti BMW automobilį, tai šiuo atveju BMW yra su dizeliniu varikliu automobilis. Ir jau tai iš karto pasako, kad automobilis skirtas daugiau užmiesčiui, daugiau važiuoti ilgesniais atstumais, nes ir ekonomija, ir smagiau važiuoti yra būtent su tokios komplektacijos varikliu ir automobiliu. Kaip matote, net ir to paties segmento, tai yra teoriškai panašus automobiliai gali būti labai skirtingi. Todėl norint pasirinkti tą, kuris jums tinkamiausias, reikia įvertinti daugybę skirtingų savybių ir pasirinkti savo prioritetus.